va, kas buvot praeitą kartą, ar kažkiek praktikavot savarankiškai tą paprastąją meditaciją? Prisipažinkit. Aš ne. Gerai. Aš irgi ne. Pripažinimas pirmas kelias, pripažinimas pirmas kelias į pasiteisinimą yra, tai viskas tvarkoja. Tai va, tai šiandien darysim labai panašiai. Tai įeisim su ta pačia meditacija į gilesnę tą būseną. Ir tada, kai jau įeisim šiek tiek kitas gilesnės būsenas, aš jums pravesiu, na, tokį, nežinau, pasirašiau tokią įdomią meditaciją, kaip tekstas, ar ne? Ir pažaisim su savo užkietėjusiu raumenim, tai vaizduotė. Nes iš tikrųjų, vat, norėjau jūsų visų ir paklausti tokio klausimo. Kuo skiriasi paprastas žinduolis nuo žmogaus? Tai jau ko gero ir pats atsakai, vaizduotė. Būtent. Tai mes esame vieninteliai. Mes esame vieninteliai gyvūnai, ne, šitoj planetoje, kurie, nu, pagal mokslinius, ne, tyrimus visus nustatytus, esame vieninteliai, kurie sugebam įsivaizduoti. Ir ta vaizduotė dažnai jinai mums sukelia jausmus, ar ne? O jausmai dažniausiai gyvenime mums pritraukia ir įvykius. Nes viskas iš esmės prasideda nuo jausmo. Mūsų visas gyvenimas yra apie būseną. Mes nieko daugiau čia nesiekiam ir nieko kito nepatiriam, tik tai būsenas. Gera, bloga, bet viskas vis tiek visą laiką sugrįžta į vienintelį dalyką - būseną. Kokią būseną pasieksim. Ar mes galim patys pasikeisti tą būseną? Nu, aš esu 110% įstikinęs, kad tikrai taip. Ar mes sugebam kontroliuoti savo dėmesį ir ar mes galim įsivaizduoti kažkokį dalyką, kuris mums gali sukelti kažkokią būseną. Ne, teigiamą, neigiamą, čia jau yra jūsų kiekvieno pasirinkimas. Tai va, tai šiandien pabandysim pažaisti iš tikrųjų su ta meditacija. Vienas dalykas, ko aš iš jūsų noriu meditacijos metu, kad jūs su savim nesiginčytumėte. Palikit save kažkur už durų ir tiesiog darykit tai, ką aš jums sakau. Nesakykit, negaliu, nenoriu, nevertas, nedar kažkoks. Tiesiog pasileiskit į šypsenytę ant veido vizualizacijos metu, ne? Neprimkit tai kaip labai kažkokio super rimto dalyko, ar čia kažkas. Taigi žaidžiam, ar ne? Visas mūsų gyvenimas žaidimas. Ir tada nuo to ir pradėsim, kad įsivažiuosim. Įlysim šiek tiek į tą subtilesnę būsenėlę, kada pradedam plaukat, ne, šiek tiek svajot, sapnuot. Ir tada aš jau pabandysiu jūs įvesti į vadinamą faraono meditaciją. Čia faraono pavadinau dėl to, kad aš ją dariausi savo. Tai aš jos nepervardinau, tokia kokia jinai yra, manau prisitaikysit jūs ir pačios savo, nes vis tiek visos esat, nu, moteriškos lyties. Ar ne, tai galit pasivadinti, nežinau, Kleopatrom ar ne, faraonėm, karalaitėm. Tai va, tai noriu, kad dabar tiesiog galbūt net ir išjungtumėt kameras ar ne, išjungtumėt garsus. Patogiai atsisėstumėt arba atsigultumėt net. Jeigu atsigultumėt ir įsipatogintumėt, būtų dar geriau, iš tikrųjų. Pasidėkit patogiai kaklą. Jeigu mokat patogiai sėdėt, aš, pavyzdžiui, sėdžiu atsisėdęs, bet aš sėdžiu tam pusiau lotose. Bet čia, nu, nėra būtinybė, man tiesiog yra patogu. Aš ilgai galiu išsėdėti toj pozicijai. Kiekvienas savarankiškai, giliai įkvėpkime ir iškvėpkime 3 kartus.
Dėmesys į pilvo sferą. Kvėpuojame daugiau pilvu lengvai. Be įtampų, be nieko, tiesiog laisvai. Pilvas kyla įkvepiant ir jisai nusileidžia iškvepiant. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, saulė kyla. Iškvepiam, saulė leidžiasi. Įkvepiam, bangos atsitraukia. Iškvepiam, bangų muša į krantą. Įkvepiam. Iškvepiam. Dabar visų dėmesiu susikoncentruokite į kairį kelią. Mažutis subtilus taškelis kairiame kelyje. Nieko daryti nereikia, nesistengkit, nespauskit, nebandykit suvokti ant to kelio, nelyskit į jo fizionomiją. Tiesiog taškiukas kairiame kelyje. Dabar dėmesį persimetam į dešinį kelį ir jį prajaučiam. Visas mūsų gyvenimas yra dėmesio kontrolė. Kur mūsų dėmesys, ten ir mes. Jūsų dėmesys esti dešinėme kelyje. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Visų savo dėmesiu keliaukit į uodegikaulį. Lengvas taškiukas. Nereikia perspausti. Subtiliai. Lengvai. Mums niekur nereikia būti, mes niekur neskubame. Pasaulis neegzistuoja. Jokių reikalų, niekas nevargina. Esate amžinos būtybės, skubėti irgi kažkaip kaip ir nebelieka kur. Įkvepiam, iškvepiam. Taškas dešinėme kelyje. Įkvepiam, iškvepiam. Taškas kairiame kelyje. Įkvepiam, iškvepiam. Taškas uodegikaulyje. Iškvepiam. Taškas dešinėme kelyje. Iškvepiam. Taškas kairiame kelyje. Iškvepiam. Taškas uodegikaulyje. Savarankiškai. Savo ritmu.
Pasistenkit kontroliuoti kvėpavimą. Leiskit kvėpavimui būti kiek įmanoma natūralesniam. O tarp iškvėpimo ir įkvėpimo palieskite taškus. Tašką. Įkvepiam, iškvepiam, tašką. Tašką. Jeigu į galvą kyla mintis, pažvelkite tas mintis ir toliau kvėpuokit. Pilvas kyla, pilvas leidžiasi. Tašką. Jūs esate savo kūno šeimininkės. Tai yra jums duotas įrankis. Ir tą įrankį per dėmesio kontrolę mes mokomės valdyti. Kūnas daro tai, ką jūs sakot. Net ir mintys daro tai, ką jūs sakot. Net ir likimas daro tai, ką jūs savo sakot. Kvėpavimas lėtėja, o mes vis labiau grimztam į save.
Šiam pasauly tavo vidus yra tavo karalystė. Čia yra saugiausia vieta būti. Duokit žandikaulį, nebijokit išsižioti, pramankštinti ir paleisti. Noriu, kad ant veido užsidėtumėt lakoniškas šypsenėles. Viskas taip lengva. Viskas tik kosminis juokelis. Tai yra faraono meditacija. Jos tikslas – padėti tau suvokti, kad nebėra reikalo būti bailiu svajotoju savo vaizduotėje. Atėjo metas susigrąžinti valdžią ir vidinę jėgą. Šią meditaciją sukūriau iš smagumo, tad kviečiu tiesiog mėgautis. Kai kviečiu tave pajausti kažką šios meditacijos metu, turiu omenyje, kad priimk tai. O priėmimas reiškia, kad tu nebeklausinėjai, nebeieškai atsakymų. Tiesiog priimi tai kaip tiesą. Įsivaizduok, kad ši meditacija keičia tavo vidinį aš, tavo vaizduotės tapatybę. Ir svarbiausia, smagiai praleiskime laiką. Pirmas žingsnis. Atsipalaiduok. Pajaus, kur kūne yra įtampa ir paleisk ją. Jeigu skauda krūtinę ar pilvą, kvėpuok. Įkvėpi.
Iškvėp. Leisk savo atsileisti. Nėra reikalo jausti įtampą. Paleis bet kokius įsitikinimus, etiketės, savęs kontrolę. Tau dabar nereikia nieko valdyti, nei kūno, nei išorė. Leisk viskam tiesiog būti. Antras žingsnis. Tapkime svajotojai. Pajaus save kaip tą, kuris kuria pasaulį vaizduotėje. Tu esi valdžioje. Tavo svajonė, tavo taisyklės. Dabar sukursime sapną. Įsivaizduokite save pirmuoju asmeniu. Nebandykite perspausti, tiesiog kaip gaunasi taip. Įsivaizduokite, kad sėdite soste. Jūsų sostas aukščiau visko. Jūs į visus žiūrite iš viršaus, nes esate faraonės. Pajauskit, giliai savyje pajauskit, ką reiškia, kai tu esi aukščiausia, kai visi žiūri į tave, kaip į pagrindinį dalyką, kaip į pagrindinį žmogų. Sostas simbolizuoja valdžią ir griežtą tylą. Jūsų žodis čia yra įstatymas. Kai turit galią, nebereikia jos ieškoti. Prajauskit tai. Atsiduokit šiai galiai. Trečias žingsnis. Mėgaukis savo svajonę. Faraonės. Įsivaizduokit, kad jūs gulit, o jūs maitina vynuogėm. Kažkas masažuoja pėdas. Ir čia prieina žmogus ir sako, tau tarnauti, tai garbė. Girdėkit, kaip toli fone jūs vadina jūsų didenybę. Įsivaizduokit situaciją, kuri jums nelabai patinka. Ir pasakykit ne. Ir leiskit tam ne turėti svorį. Jūsų ne yra absoliutas. Pajauskit savo žodžio galią. Pajauskit savo buvimo jėgą. Pajauskit, nesipriešinkit. Priimkit tai kaip tikrovę.
Pajauskit ramybę ir intensyvumą būti virš visko. Smakras aukštai, šypsena, žvilgsnis lengvai primerktas. Pajauskite, esate dieviškos. Čia tik jūs turite ausis, kurios girdi daugiau nei garsą. Ir tik jūs čia turite akis, kurios mato daugiau nei formą. Pajauskit gausos ramybę. Pajauskit, kad jūsų buvimas įkvepia kitus. Pajauskit save tvirtą, gilę bei tylę. Tu neturi ko bijoti. Kiekvienas tavo žodis pasitikėjimo kupinas. Jaus save kaip genialų, išmintingą, didingą. Priimk tai. Tu esi valdovas čia. Tu nebeturi baimės. Tu kalbi su aukščiausia valdžia. Tu esi be trūkumo. Tu esi pilnas gausos. Tu esi svajotojas. Vienintelis trūkumas, kurį turi, tai baimės trūkumas. Tu nebekuri bausmių savo. Tu save keli, o ne žemini. Baimė, kaltė, gėda – tai neapšviestojo svajotojo sapnai. Bet tu esi apšviestoji. Tai tavo pasaulis. Gali svajoti, ką tik nori. Ir tai tampa tikrovė tavo viduje. Tu neturi priešų. Niekas nėra stipresnis už tave tavo viduje. Ir tu garbini tik vienintelį vardą. Aš esu. Aš esu mylintis. Aš esu didingas. Aš esu šviesus. Aš esu galingas. Pasakykit savo viduj savęs kiekvienas savo, kas jūs esat. Aš esu. Stati. Aš esu dangiška. Aš esu turtinga. Jei nesiryžti jausti vis augančio grožio, galios, meilės, kodėl tuomet turėt vaizduoti? Tu esi svajotoja, kuri gali viską. Bet kodėlgi ne?
Ši meditacija skirta perkeisti tavo vidinį pasaulį, perlipdyti molį, iš kurio esi sudarytas vaizduotėje. Ši meditacija parodys, kaip dažnai tu pats save stabdai. Ji išmokys pasitikėti savimi, išmokys sakyti, kodėlgi man to nesusvajojus, ir duos tau jėgos tai padaryti. Jausmai keičia likimą, tad leis savo jaustis taip, kaip jaustųsi aukščiausia būtybė. Ačiū ir noriu pakviesti sugrįžti lėtai, po biškiuką, savo tempu. Jeigu kažkas nenorit ir norit toliau paplaukioti, prašom, būkite, svajokite toliau, leiskit savo. Tai va, sugrįžusių nuomonė būtų labai įdomi. Kur buvot? Nu, aš šį kartą galiu pasakyti, kad aš nežinau, kur aš buvau, visiškai neatsimenu, bet pusę girdėjau, pusę negirdėjau, va, tai toks vaizdas, kad aš kad kiek ten gal prisnūdau, kažkiek nežinau, kažkur tai visas. Gerai, labai gerai. Labai gerai. Čia vis tiek visi žodžiai į pasąmonę. Tai bet aš tą ir galvoju, kad bet tą ir atmečiau, galvoju, nesistengtų čia girdėti viską, Jo, jau sako, žinai, pati save, va taip, va, žinai, ir ten kažkas man įdomaus vyko, kažkokie vaizdiniai, ar ne, nu, va kažkas tai vyko, nepasakosiu niekaip. Bet Jo, iš tikrųjų yra toks labai subtilus dalykas su vat vaizduotė, ar ne, kai mes pasiekiam tas būsenas smegenų sulėtėjusias, ar ne, ir
jeigu mes sugebam neužsnūst tuo vat momentu ir tada tų vaizdinių savo įsikalt, ane, ar ten afirmacijos tos pačios, josgi, sakykime, tos afirmacijos jos bukai neveikia. Jeigu tu jas tiesiog atsėdęs kartoji ten, niekur, į niekur. Ta prasme, gali kartot, ką tu nori, bet, nedasieks tavęs ta informacija. Bet jeigu tu va toj vat plaukiančioj būsenoje ir dar sugebi save išlaikyti, sakykime, sąlyginai sąmoningų ir tada dar iš savęs pageneruot, sakykime, vaizdinių, ne, ar susikelt jausmų, tai tada vat įvyksta bairiai. Labai labai rimti dalykėliai iš tikrųjų. Bet, sakysim, Ir va čia va pamastymo tai man buvo, ar ne? Bet, ar ne, kai prasidėjo ta vizualizacija, ar ne? Inga, įsijunk, prisipildyk savo, aš girdžiu tavo balsą. Girdit? Prisipildyk, girdžiu tavo balsą. Save. Na, tai sakykim, blecha, girdžiu savo, o dabar Inga išsijungia, negirdžiu. Tai, sakykim, pamiršau, ką norėjau sakyti. Buvo ta, biški šypseną sukėlė, žinai, ir tas, vat, ar ne, pasijusk faraonė, ar galvoju, blemba, kaip man čia gerai sekasi šitoje vietoje, žinai, aš nejaučiu nei gėdos, aš nejaučiu nei kažkokių ten kitų, nežinau, jausmų, kad man čia visi po kojom tegu griūna, man dzina, aš grinai, va tas va mane pačią nustebino, kad aš nejaučiu jokio nepatogumo, sėdėdama labai aukštai, žinai, tai taip ir pati saugi dar tenai smegenis veda, galvoja, matai kaip gerai, Ingrida. Ta prasme, dar suspėjai paanalizuoti biškį, žinai, ką. Jo, tai čia vat yra iš tikrųjų toksai vat šitas pratimukas, jisai yra lengvas atsakymas tau, kokia yra ta savivertė, ne? Nes jeigu tu ten įsivaizduoji, kad, oi, gal negaliu, žinai, atsisėsti ten, kaip aš čia dabar atrodysiu, kaip čia aš faraonė, kokia aš čia tau faraonė, o va tada jau reikia dirbti individualiai, iš tikrųjų, jeigu yra abejonių kažkokių. Bet jeigu tu savo vaizduoti sugebi vat laisvai, ne, praplaukiat, vadinasi viskas ok. Ta prasme, Bet buvo momentų, kažkokių, neatsiminsiu irgi kažkokiais tai žodžiais, kai man reikėjo, žinai, ne, sėdėk, žinai, ne, bet man norėjosi tas, va, toksai paduot kažką, va, iš to, va, žinai, kad pasijudint, ne? Biški padėt, kad kitiems, žinai, kažką tai. Ir va čia, bet tas, va, tu savęs tokia sėdėk, su karūna, nukris karūna, žinai, va, taip. Tai dar biški tokia, vat, vidinė feiko yra, ne, bet čia, aš ir pats žiauriai daug tų blokų, žinai, ta prasme, čia dirbt su ta savivertė, ar ne, iš tikrųjų yra reikalų ir tu vieną kartą išdirbęs nebus, kad jau čia bus tavo final, ne, tas išdirbimas. Čia reikia pastovi kaip dantis išsivalyti. Čia kaip kompiuteris, koks šiukšliam apsineša, reikia tas šiukšlės išsivalyti, ar ne? Tai jo, darbelis iš tikrųjų toksai su savim. Aš tai galiu pasidalinti, kad aš tai dar prieš vizualizacijos tos faraonus, aš kaip Guliveris gulėjau ant pievos, bet, ta prasme, kojos medžių lygmenį ir tiesiog dangus ties pro pėdas matosi viršų. Tai jo toks atsipalaidavimas totaliai buvo. O paskui vienu metu gal kaip iš to sosto kažką įsivaizduot, kažką buvo vienoje vietoje kažkur kalbėjai, įsivaizduot, kad kažkokia problema nutiko, ar kažkas tokio buvo, ne? Ne, ten problemų nėra. Taigi, ne problema kažkokia, ne, kažkas tai ateina, kur nepatogi situacija. Kažkas ten to, kažką sukelia. Tai va tuo atveju, tai aš tai ant stogo atsidūriau. Visi, kur dėlytės. Jo, ten, kur nepasakyti, kur tau nepatinka kažkas ir tu tiesiog ne, ir viskas. Jo, tai aš tada ant stogo atsidūriau, ant daugiaaukščio stogo dangoraižio, visi kiti ten skrusdėlytės, tik tai ir viskas. Ir tada ant galo nusmigau ir tik atsibudau, kad jau būdykitės. Tai tokia nuo tokio Guliverio, bet neprirakinto iki bokšt dangoraižių. Jo, iš tikrųjų labai gerai, kad, nesusidėjoti kažkokius tai ten rėmus, ne, ar ten bandyti suspausti vizualizaciją, ten va taip, būtent bandyti įsivaizduoti kažkaip tai, iš tikrųjų yra sunku, čia yra tik tai, sakykime, tos guidelines, ar ne, linijos tiesiog, kokie turėtumėt eiti, o paskui jau ten vaizduoti, kiekvieno jau veikia atskirai, va, tau, pavyzdžiui, sužaidė tas, kad tu atsisėdai ant daugiaaukščio namo, ne, ir visus matai kaip skruzdėlytės.
Tai čia irgi vienas iš tų pačių jausmų, supranti, vis tiek jausmas yra Taip, tas taip, pats. taip, taip. Nu, iš tikrųjų, dar vienas dalykas yra tas, kad, va, kaip pasakai, faraonas, ane, savo sostę, tai iš karto stovi imperatoriaus kortą, Ingrida. Nu, va, totaliai iškart jauti ir pahotkė, nu, ir ta prasme, sėdėjimo maniera, ir struktūra, viską, ir matai, netgi kaip kortoj sėdi tas imperatorius, tai lygiai tas pats, tiesiog vaizduotės būdų nusimeta į imperatoriaus tą krėslą tokį. Ir Jo, net labai Jo, va, koja vieną panaši atmetį, meditacija. kitą išties. Jo, tokia truputėlį, bet čia gerai. matai irgi vaizduotė, tavo yra kažkiek paprogramuota, ne, tu matai kortą ir paskui tau automatiškai vaizduotė irgi yra lengviau tai matyti. Pavyzdžiui, žmonės irgi ten kalba, kad čia kryčių ten nemato, ne, nu tai pasižiūrėk iš šviesoforo, raudoną šviesą, atsistojęs, pasižiūrėk, nu ir viskas, ir jau galėsi įsivaizduoti ten tą čakrą, ne? Jo. Ne, šiaip labai gerai. Labai gerai. Simbolika, viskas yra simbolika, ar ne? Nematai ne pačią kortą, supranti, bet įsivaizduoji manieras kortos. Nu, Jo, vat, sakysim, mane vaizduoti, kaip sėdėt, gali, kaip, nu, tas imperatorius iš tikrųjų sėdi, kaip tas kojytės, kaip tu ten žiūri tą viską iš to krieslo aukštolin žemyn. Jo, simbolika dalinai, bet taip gerai išneša. jo. Kitos merginos. Tai niekas daugiau nepašnekės. Negrįžo dar. Negrįžo dar? Sandra ir Edita tai dar medituoja, gal? Jo, ko gero. Ne, grįžom. Aš taip pabuvau dykumoj, kažkur tarp saulės, mane ten nuo saulės pakilimo, nusileidimo, man ten kažkur tai kaip užvilko, tai ta mintį, nu, kažkas labai, labai įdomiai, labai giliai įsivaizdavau save su auksiniais rūbais, kur niekada nemėgdavau auksinės spalvos. Kažkas tai. Kažkur per save, kažkur per lyptą, kažkas atsitiko, o dabar nesupratau, ar čia grįžau, ar čia aš, ar čia ne, aš reikia pagalvoti. Jo, labai gerai turėti tokį identiteto pasislinkimą, ar ne? Iš tikrųjų, taip ir pasikeičiam realybę savo, pasikeičiam savo identitetą, ką galim daryti laisva valia, ne? O šitą, sako, geltoną spalvą matėt, o su geltono raudonų elementų nebuvo? Rubino spalvos, dar kažko tarp tos geltonos. Ten pas mane pradžioje labai daug keitėsi, toks pradžiai buvo kaip tos švaistės dangaus, o paskui su geltonu, raudonu ten tokias mirguliavo visas kaip. O kaip pas jūs panašus, tai ten pas mane taip ir sūkėsi toks fonas panašus tarp spalvų. Supratau. Tai čia labai iš tikrųjų yra gili meditacinė būsena. Čia jau yra gili meditacinė būsena, kada tu pradedi matyti vat, karūnų formas, ne, sakykime, tie karūnos auksinės su rubinais, ar ne, tokios aštrios formos, tokios, sakykime, gan psichodelinės. Tai jau reiškia, kad žmogus gilioj meditaciniai būsena. Čia pasiekta meditacinė būsena yra iš tikrųjų labai sunku. Tai labai, nu, iš tikrųjų gražu, kad vat, taip lengvai per tokį trumpą laiko iš karto vat, sugebat save įsimest į tokias būsenas. Čia iš tikrųjų, nu, labai retas reiškinys. Geras. Sandra rašo irgi, kad iš kortos iškyla žiniai ir magas. Va, matai, visgi su taro irgi merginom, kas asocijuojasi. Jo, yra mago to pasitikėjimo savim, nu, apie savivertę, ar ne? Tai iš tikrųjų, žinia irgi kažkuria prasme, jo. Čia jau tas archetipas vis tiek aukštesnis gaunasi, ar magai, ar žiniai, ar imperatoriai, ar karaliai, ar dvarininkai, ne, nu nesvarbu, kažką paimkite iš tos aukštuomenės. Ir iš tikrųjų galima prisižaisti labai daug, nu, savo pačio eksperimentų su tais dalykais, kaip vat, tu pats save gali net įsivaizduoti, kaip tu judi, ne, kaip tu ten su kitais žmonėms šneki, ką tau kiti žmonės sako. Aš žinokit, tokių pripasakočiau dalykų, kad, nu, žvengtumėt iš tikrųjų. Su šitais kiek esu išdirbęs. Net irgi yra buvę tokių, vat, kad pasiėmiau konkretų žmogų ir susidariau jo imidžą savo galvoj ir aš matau, kaip man tas žmogus ir aš girdžiu, kaip man sako vieną tą patį dalyką, ne? Ir aš sukau, praėjo gal aš nežinau, gal kokias 4 dienas prasukau tą vat vaizdinį, bet taip lengvai irgi neapsikraudamas, vakare prieš miegutį eidamas, prasukau ir po dar savaitės laiko tas žmogus atėjo, netgi fonas kokį įsivaizdavo, atsistojęs man tą frazę, bum, ir aš stoviu, aš nesuprantu, kaip. Tai vat, nu, čia, kaip nori, taip galvokit.
Ne, mūsų pasąmonė yra nerealus dalykas ir ten tiek Mhm. giliai visko yra, kad va, mes kartais patys negalim to paaiškinti. Tai ta pati telepatija, ar ne? Tie Jo, patys. telepatija, vat, jeigu įdomi šita tema, tai irgi labai yra tekę domėtis, kaip jinai veikia, galiu trumpai paliesti, jeigu kažkam įdomu. Tai Nu, telepatija nėra, kad tu iš vienos galvos perduodi į kitą galvą kažkokią tai informaciją. Kadangi viskas yra vibracija, ne visatoj, reiškiasi, kad yra abudu žmonės sėdintys ant to pačio vibracijos lygio ir jie tuo pačiu metu masto tą patį. Čia, sakykime, kaip televizorius, ar ne? Tie senoviniai televizoriai, kai būdavo, kada tu suki ir keičiasi kanalas. Tai jūs irgi pasisukat ir jūs sėdit ant to pačio bangos dažnio. Reiškia, jūs mastot tuos pačius dalykus tuo pačiu metu, duotuoju momentu. Ir va tada vyksta ta telepatija vadinama. O šiaip nėra to tokio, kad tu ten skaitai mintis kažkiam. Nu, galbūt ten yra tas vadinamas remote viewing, kur galima pasižiūrėti kažkokius dalykus, bet telepatija, jinai gan, nu, fiziškai yra gan paprastas dalykėlis. nu, Va, šitas būna dalykas, tai, dar vieną va, pavyzdėlį su telepatija. Ar yra buvę, kad kažkam, pavyzdžiui, sakot ir su žmogum, kuris stovi šalia, tą patį dalyką pasakot. Ir kartu, žinai, va čia va yra telepatijos užuomazgos. Čia va yra telepatija, kai jau mes, aišku, mes žmonės, nu, pakankamai esam užbukinti nuo visų šitų reikalų. Ir mes nemokam, mes nežinom, kaip tai veikia, bet va natūraliai vis tiek, nu, įvyksta tokie dalykai gyvenime. Ir pastebim. galiu pasakyti, kad pas mane su vyru mes jau dabar, va, netgi buvom išėję dabar pasivaikščioti ir einam ir aš jam noriu sakyti, sėsk, parūkyk, žinai, ir jisai kiša ranką į kišenę, traukiasi cigaretės. Ir čia tokių tų atvejų, supranti, tokių va, Taip, kažkokių tai va būtinių, nu nežinau, milijonai, aš kitą kartą jų taip, tingiu, aš tingiu pasakyti, jis pasako, supranti, nu va, iki kiek yra tas, va, ar ne, sakysim, kai sakai, ant vienos bangos mes, ar ne? taip, jau Nu, jūs tai esate tam gyveni, pačiam dažnyje. Jūs jau operuojate tam pačiam dažnyje, dėl to automatiškai vat, vyksta tos sinchronizacijos tos, ne? taip, bet sakau, tokios, kad, nu, juokas jau kitą kartą įima, žinai, neba, jau net nebeįdomu, žinai. Tai va. Būna, būna. Ko Inga šiandien taip ramiai? Kalbėti negali. Kad mano garsas ten va kažkokias nesąmonės daro. Tai galiu dabar normaliai girdit ar su Jo, aidu? pasidalink kažką. Aš tai irgi labai nusmiginėjau daug kartų. Tai, ir nežinau, vienu momentu buvo, nežinau, kodėl mačiau tokią minę per smėlį, tokių, bet kaip turbūt galvoju, kad egiptiečiai, bet tokie va berniukai ir vyrai barzdoti. Ėjo didžiulė minė per tą smėlį, taip sunkiai brido, bet irgi nežinau, ką ten pasakoja Emili tuo momentu. Nežinau, kodėl pamačiau. O paskui dar kitų momentų irgi taip tokį pieštinį vaizdelį, vyras pieštas, nu kai multikė maudos vandenį, ten irgi plaukioja, nardo, nežinau kodėl, o taip va. O taip viskas kažkaip sklandžiai, puikiai va, gavos tik tai nusmigimo atveju. Sėdat į tą vadinamą pasąmonės lygį, ne, kada pasąmonė. Labai sunku iš tikrųjų šnekėti, nes tave labai girdžiu. Aha, tuoj palauk, išjungsiu. Viskas gerai, nesikavuoti. Nu, va, tai jo, jau sėdat vadinasi į tą pasąmoninį lygį ir va, kaip pačioj pradžioj sakiau, kad mūsų visa realybė, kada mes valdom savo dėmesį, ne? Tai reiškia, kad jeigu mes jau per toli nuklystam ir jau nebesam, sakykime, toj vat, pačioj meditacijoje, apie ką yra šnekama, ir mes jau kažkur kitur sklaidom, jau reiškia, kad biški tos dėmesio kontrolės trūksta, ne? Reikia biški tą raumenį pakačelint. O dėmesio kontrolė, jinai yra labai paprastas dalykėlis. Įkvėpimas, iškvėpimas, taškelis, įkvėpimas, iškvėpimas, taškelis. Ir mes darom kaip salėje repsus, ne? Kilnojam svarmenį. Ir kuo mes ilgiau natūraliau išlaikysim, sakykim, tą ritmą, ne? Kada mes nepasiklystam, arba kada pasiklystam ir suprantam, kad mums reikia sugrįžti, tada bus lygiai lengviau, vat, pavyzdžiui, įsivaizduojant, ne? Vat, vaizduotėj pačio įsimeti, vat, atsisėdi tas būsenas. Ir tu, jau jauti, kad nuslysti ir, sugrįžtam prie to, ką aš noriu įsivaizduoti, ką aš pats noriu įsivaizduoti, ne tą, ką man ten iš pasąmoninio lygio, nes ten brūdas irgi geras, ten tiek visokių nesąmonių iš tikrųjų pas mus turim kiekvienas bagažą. Tikrai ir blenda visokie multikai, filmai ir ten kitos visos nesąmonė.
Tai va, bet čia nėra blogai, viskas tvarkoja. Čia vadinasi jau atsipalaiduojat, jau lendat ten, kur jūs galite savo pasąmonę įsidėti dalykus. Tik tai va reikia pasitreniruoti, kada jau pajaučiat, nuplaukiu ir tada sugrįžtam savo noru ir vis dar išliekam toj būsenoje ir tada dar projektuojam tai, ką mes norim, ar ne? Sėdim su ten pinigų krūva didelį. Ar dar kažkas. Šį kartą man buvo sunkiau koncentracija, o praeitą kartą man lengva buvo, kai aš ir sakiau, ėjau taškai, savo ramiai, viskas. Šį kartą laukiu, jau reikėjo kontroliuoti šitą dalyką. Va. Jo, tai čia kaip ir gyvenime, kaip ir visoje visatoje nieko nėra pastovaus, viskas nuolat kinta. Tai vieną dieną meditacija gali būti žiauriai gera, kitą dieną norėsi ten išspardyti visas kėdės iš kambario, nes tau neišeina. Žinai. Bet irgi reikia susikontroliuoti ir susėsti tas vat sąmoningumas bazinis, ar ne? Nu, bet iš tikrųjų meditacija meditacinė. Šypsena pasėjai, juokas ima. Nu. Aš tai konkrečiai įsivaizdavau net akių žvilgsnių, kur tas taškas, žinai. Dešinė tai dešinė, užsimerkus, aišku, žinai, dešinė, kairė tai kairė. Ta prasme, fiziškai atrodo, net akis matai. Jo, ir tu vedinėjai tada. Jo, labai geras pastebėjimas, kurio aš nepaminėjau, nors turėjau, bet čia va, gal laikui bėgant ir išsiaiškinam tokius dalykus, ar ne, kad nesistengkit žiūrėti akių obuoliais į tuos taškus, nes aš paskui, jeigu dar čia medituosim, užsimsim ar ne, tai biški duosiu daugiau tų subtilesnių taškelių, nes jų yra berods 28 per visą kūną ir jie ratu labai įdomiai jungiasi ir pojūčiai irgi iš tikrųjų yra išskirtiniai. Tai stenkitės jo akių obuolių nejudinti. Ir nesistenk žiūrėti, užuosti, ar ten nežinau, ar įlysti tą tašką. Jis tiesiog subtilus, tai sakykime, taškas delne, ar ne? Viskas. To ir užtenka, jau mano dėmesys yra tenai. Čia tas vat kvėpavimas, dėl ko aš įkvėpiam, iškvėpiam, mane visa koncentracija į pilvą ir paskui tarp kvėpavimų mūsų mintis vis tiek jos pabėga. Kažkur tai jinai nori ten kažką jau pagalvoti. Tai mes, kad negalvo, duodam taškelį dar ir tada vėl kvepiam ir vėl kontroliuojam, kad vėl kažką neužsimastytume, vėl kitą taškelį nejudam. Nes jeigu duos tą patį tašką, kad visą laiką žiūrime tą patį kelią, net įkvepiam, iškvepiam dešinys keliais, įkvepiam, iškvepiam vėl dešinys keliais. Tikrai išklysim. O kai reikia dar šiek tiek va tokio subtilumo, pamastyti, bet tų taškų labai rimtai neprimkit, tiesiog labai subtiliai. Takšt ir viskas. Tai man tas takšt gavosi akių obuoliais lengviausia. Greičiausia. Koncentracijai. Būtent koncentracijai. Nes jeigu aš taip nedarau, tai man tada kur tas taškas, kas ten buvo, tada mintis įsijungia nerealiai žiauriai. Man reikia sportuoti, reikia kačialintis. Dienai su akių obuoliais kačialinamės. Jo, tai su akių obuoliais nejudinkit akių obuolių. Stenkitės tiesiog per jausminę prizmę, nes akių obuoliai labai jūs blaškis. Bus sunku tiesiog. Ateičiai žinosim. Šiandien neišblaškė. Tokį irgi savo vidinį žandariuką pasijunkit. O vidiniai akių obuoliai jau žiūri ten, sakykime, kažkokį tašką, stop, ramiai, pabandom lengviau paliestą tašką, nes, sakau, nereikia per jį ten persiskvelbti tam taške kažkokiam ten jame būti ar ten stipriai jį prajausti. Tiesiog labai subtiliai. Ir tada nereikės ir akių obuolių. Supratau.